Diena. Dabar jūs žiūrite Diną Sinkevič. Šiandien aš parodysiu, kaip padaryti skirtuką į knygą ir kaip padaryti labai, kaip ir juokinga, linksma, galima ir nelinksma. Diena naktis gyva. Taigi, kad padaryti skirtuką, reikia sulenkti A4 lapą taip, kad būtų kvadratas. Taigi, reikia tiesiai ir dabar atkerpam vieną dalį, kuri mums liko. Man rodos, tai visi jau moka. Toliau atlenkiam. Ne, šiaip atlenkti nereikia. Jo. Sulenkiam atgal. Paimam kamputį ir čia. Ištiesiam. Vėlgi paimam kamputį. Tuoj. Čia. Ir tada paimti du kampučius. Atlenkt. Šitą paimt. Čia. Kol kas pirma dalis jau baigta. Dabar paimam vieną kamputį. Įkišam į šitą kišenėlę. Va taip. Va. Dabar šitą taip pat į šitą kišenėlę įkišti. Galit su klijais patepti, bet be klijų irgi gerai laikosi. Jo, klijai viską sugadint gali. Taigi, jau antra dalis padaryta. Dabar bus trečia dalis. Paimam flomasterius. Bele kokios spalvos. Taigi, tada paimam dar žirkles. Jei norite daryti smailą, iškirpkit rutulį. Jei kitą dalyką nori daryti, iškirpkit kitą dalyką. Nebūtinai tą smailą. Beveik baigiau. Ir paskutinis dalykas, tai šitas. Taip. Mes turime rutuliuką. Dabar mes piešiam jam labai mielas akytes. Iš pradžių reikia piešti rutulį. Tada taip. Nupiešti rutuliuką ir nuspalvinti. Taip pat šitą. Rutuliukas, šitas ir skritimas. Nuspalvinam. Dabar mes darysim šypsenėlę. Šypsenėlę darysi labai lengvai. Galima pasiimti rožinį ir raudoną flomasterį. Paimti rožinį. Padaryti taip, kad burna atrodytų lyg tais jinai atidaryta. Va taip. Tada paimti raudoną. Ir iškišti liežuviuką. Taigi, nuspalvinam liežuviuką, o po to mes pradėsim spalvinti šypseną. Tik tais reikia čia padaryti brūkšnį, kad išeitų toks.
paėmėm flomasterį ir išpiešiam mūsų šypseną. Va, štai toks skirtukas išėjo. Paėmėm knygą ir šį skirtuką galime įdėti, pavyzdžiui, štai čia. Va. Ištraukiam šitas. Dabar mes darysim kitą darbelį. Taip.